Energinga, akrobatiška, mėgstanti puikuotis ir sulaukti daug dėmesio. Ji turi net savotišką humoro jausmą. Mes kalbame apie katę. Sfinksų veislės katę. Tai draugiška, mylinti ir ištikima katė. Visuomet seks paskui šeimininką po namus ir stengsis įsitraukti į bet kokią šeimininko veiklą. Ji būtinai pasinaudos galimybėmis atsigulti ant peties ar susirangyti ant kelių. Sfinkso katė yra stipri ir ištverminga, turinti nedaug sveikatos problemų. Sfinksai mėgsta šokinėti, žaisti ir laipioti. Jie mėgsta galąsti nagus ir draskyti. Jei manote, kad katė, kuri neturi plaukų, yra hipoalergiška, tai netiesa. Jos oda gamina įprastą kiekį alergiją sukeliančių pleiskanų. Dabar šiek tiek istorijos. Iš pradžių sfinksas buvo vadinamas Kanados beplaukiu. Šios katės atsirado Toronte, Kanadoje. 1966 metais naminių trumpaplaukių kačiukų vadoje gimė beplaukis katinukas. Jis neturėjo kailio dėl natūraliai įvykusios genetinės mutacijos. Nors ir prieš tai gimdavo beplaukių kačiukų, tačiau sfinksas išveistas būtent iš šių beplaukių kačių selektyvaus veisimo. Realiai dauguma šiandien gimstančių sfinksų yra 3 beplaukių kačiukų aptiktų 1978 Toronte palikuonys. Didžiausio populiarumo sfinksai susilaukė tuo met, kai kultinėme seriale Draugai Reičelė, kurią vaidino Jennifer Aniston, į namus parsinešė šios veislės atstovę. That is not a cat. Yes, it is. Why is it inside out? Kaip ir šiame seriale Joey Rosas buvo nesužavėti išvirkščio kailio kate, taip ir nemažai žmonių šios veislės atstovės gali būti net atgrasios išvaizdos. Tačiau viską atperka nuostabus ir ypatingi jos charakterio bruožai. Na, o dabar daugiau apie šios katės išvaizdą. Sfinksų veislės katės, jos nereikalauja ypatingos priežiūros, bet yra 2 aspektai, kurios reikia žinoti prieš įsigyjant ar turint sfinksų veislės katę. Tai, kad jinai yra maudoma katė ir gan dažnai ir reikia labai atsižvelgti į pašarą, į mitybą katės. Taigi, apie maudymą. Čia yra mitas, kad katės nereikia maudyti, nes jinai neturi kailio. Tai kailis apsaugo odą, jisai sugeria riebalus, o kadangi sfinksas to neturi, tie riebalai yra ant odos, jie labai renka nešvarumus, netgi skleidžia nemalonų kvapą. Taip pat yra ir su ausim bei blakstienų jie neturi, tai reikia žinoti, kad ausis reikia valyti, nes renkasi sierą, kuri tampa irgi tada tamsios spalvos, labai negražiai atrodo, neestetiškai reikia ausis valyti, akis taip pat, todėl kad jos labai drėkinasi, kaupiasi ašaros ir taip pačios akys išsivalo. Taigi čia pagalba numeris 1 tai turėtų būti šarminis vanduo ir netgi jisai ir drėkina odą, ne tik kad dezinfekuoja, neleidžia kauptis mikrobams. O kalbant apie mitybą, tai sfinksų katės jos taip pat linkusios į nutukimą, todėl kad jos daugiau ėda negu įprastos katės. Kadangi jos neturi kailio, neturi plaukų, tai jos vykdo termoreguliaciją ir labai sunaikvoja daug energijos. Tai šioms katėms reiktų rinktis baltyminį pašarą su žuvim, su mėsa, bet labai normuoti. Atsižvelgti ant pakuotės į normas. Taip pat rinktis pašarą, gal kuris tiktų ir darytų prieš uždegiminius poveikius, kadangi jie turi problemų ir su inkstais. Ir čia į pagalbą gali katei ateiti, tai yra super maistas, tai yra žalioji arbata, gojos sėklos, tad ant pakuočių reiktų rinktis tikrai namų katei reikalingą pašarą. Jie tikrai labai mėgsta žaislus ir skanėstus. Skanėstai taip pat gali būti su tam tikra funkcija, tai yra ypatingai aktualu burnos higiena. Tai katės taip pat turi ir kačių šeimininką atsižvelgti tai ir rinkti skanukus, netgi gal kurie užtikrintų gaivų kvapą ir dantų sveikatą.